Aš parodysiu, kaip tinkamai paruošti restauraitą. Atidarom bonkutę, ten yra matavimo šaukštelis. Ir labai svarbu paimti sausą stiklinę, kad ten nebūtų vandens. Pirmą ne vandenį pilam, o į sausą stiklinę įberiam 3 matavimo šaukštelius. Būna restauraitas ir pakeliuose, tai tada įberiam vieno pakelio turinį. Ir tik jau tada į sausą stiklinę su miltukais pilam vandenį. Pradžiai nedaug, apie 100 ml. Ir gerai išmaišome. Prasideda reakcija. Putoja gėrimas ir matosi pursliukai. Taip ir turi būti. Taip pradeda sąveikauti tarpusavį mineralai ir taip veikia NTC formulė. Palauksim 30-40 sekundžių, dar pamaišome, dar eina reakcija, jokiais būdais negeriam, turim paruošti tinkamai gėrimą. Ir jeigu mes išgersim tokiam pavidale, tai įsivaizduokit, kas organizme įvyks. Tuo labiau, jeigu mes neseniai pavalgėm, tai viskas, kas yra skrandyje, gali sukilti į viršų ir nežinia, kom tas baigsis. O kol kas aš dar išmaišau. Ir kas čia yra sudėti? Čia yra mineralų kompleksas, tai ir kalcis, magnis, cinkas, varis, selenas ir vitaminas D. Šitas gėrimas mums padeda atsistatyti, restauraitas, jis kaip restauruojamus, išvalo organizmą, atstato pH organizmą, nes mes dažniausiai būnam rūgštus, o jis neutralizuoja rūgštį. Dapilam dar vandens, kad būtų apie 250 ml. Dar kartą išmaišom ir tokiu būdu jau mes paruošiam izotoninį gėrimą. O izotoninis tai reiškia, kad vandens ir mineralų santykis panašus kaip mūsų organizme. Ir geriam 20-30 minučių po valgio arba 30 minučių prieš miegą. Ir tai leidžia mums gerai išsimiegoti, valo organizmą, todėl reikia pakankamą kiekį vandens dienos bėgį gerti. Ir papildo mineralų atsargas mūsų organizme. Ir šiaip labai skanus gėrimas.